Yra kokių atsakymo perliukų, kai klientas sako, kad man per brangu? Taip, be abejo. Žinai, perliukų aišku įvairių, bet mano, nežinau, gal mėgstamiausia ir kur aš labiausiai rekomenduoju, jis universalus. Ir kai žmogus sako brangu, žodis brangu yra vienas, bet kiek po jo gali slypėti skirtingų priežasčių. Kažkas sako brangu, nes tai neturi tiek pinigų, todėl sako brangu. Kažkas sako brangu, nes iš tikrųjų nenori to produkto. Kažkas sako brangu, nes nori dėrėtis. Jam tinka kaina, bet jis bando mažesnę gauti. Kažkas sako brangu, nes nemano, kad jam iš vis tinka. Aš iš dar vardinti. Brangu žodis vienas, o priežastys skirtingos. Tik kol nežinai, kokia priežastys, negali žinoti ir kaip toliau įtikinėti. Todėl kas kartą išgirdus brangu, aš siūlau pasidomėti priežastim. Tikrai aš dažnai ir klausiu, kodėl jums atrodo brangu, arba kas ne taip su kaina. Niekart nesu už tai per galvą gavęs ir man į duris nieks neparodė, žmonės atsako. Jeigu atsako, kad nes už kampo kažkas siūlo pigiau, tada tinka pristatyti savo privalumus, kuo tu kitoks nei tas, kur už kampo. Jei sako, nes neturi pinigų, tada gali arba pigesnį versiją pasiūlyti, arba išdalinti mokėjimą, arba, nežinau, paskolinti, variantai visi. Ta prasme, kad išgirdus brangų nereikia pulti su savo gatavais atsakymais. Man žodis brangu toks kaip penkiagalvis slibinas. Kol aš nesužinosiu, kuri galva šiuo atveju kalba, aš negaliu žinoti, kaip toliau tave įtikinėti.